Energija – tai visatos kvėpavimas, amžinas pulsas, kuris teka per kiekvieną atomą, kiekvieną gyvą būtybę, kiekvieną mintį. Ji nėra tik šiluma ar elektra, ji pati gyvybės esmė, nematomas audinys jungiantis viską, kas egzistuoja. Žmonės nuo seniausių laikų bandė suprasti šią paslaptį. Kas suteikia jėgą saulei degti, vėjui pūsti, žmogui judėti, o sielai jausti. Energija yra visur, bet retas susimąsto, iš kur jie ateina ir kur pranyksta, kai jaučiamės pavargę ar išsekę. Fizikos požiūriu, energija – tai gebėjimas atlikti darbą, tačiau šis sausas apibrėžimas slepia gilesnį principą. Energija niekada neišnyksta, ji tik keičia formą. Kai šviesa dingsta, ji tampa šiluma. Kai judesys sustoja, jis virsta ramybė. Kai emocija nurimsta, ji pavirsta tyla. Visa visata veikia pagal šį dėsningumą. Niekas neprapuola, tik transformuojasi. Todėl kiekvienas mūsų žodis, veiksmas ar mintis palieka pėdsaką energetinėme tinkle, kuris apgaubia pasaulį. Net jei to nejaučiame, mūsų energija nuolat sąveikauja su kitų žmonių, gamtos, net daiktų energija. Įžengę į kambarį, kuriame ką tik vyko ginčas, jaučiame įtampą. Būdami šalia laimingo žmogaus, pajuntame šilumą. Tai neįsivaizdavimas, o tikri energetiniai mainai. Pagrindinis visos fizinės energijos šaltinis Žemėje yra Saulė. Ji maitina augalus, kurie per fotosintezę šviesą paverčia cheminę energiją, kaupdami ją lapuose, vaisiuose ir šaknyse. Gyvūnai valgydami augalus gauna šią energiją toliau, o žmogus iš abiejų. Todėl kiekvienas mūsų kūno judesys, net menkiausias širdies dūžis, iš esmės yra Saulės dovana. Tačiau energija egzistuoja ne tik fiziniame pasaulyje. Dvasiniu lygmeniu ji kyla iš gilesnio šaltinio – sąmonės, visatos, kūrėjo, dieviškojo prado, kaip kas jį pavadins. Kai esame harmonijoje su savimi, kai mūsų mintys, jausmai ir veiksmai dera tarpusavyje, ši energija teka laisvai. Energija taip pat ateina iš mūsų emocijų ir minčių. Kiekviena mintis – tai impulsas, siunčiantis signalą į aplinkinį lauką. Meilė, dėkingumas, kūryba, ramybė, aukštos vibracijos, kurios stiprina mūsų lauką. Pyktis, pavydas, baimė, žemos vibracijos, kurios jį silpnina. Todėl kai kurie žmonės atrodo tarsi švyti, o kiti tarsi aptemę. Skirtumas slypi ne išorėje, o vidinėje energijos tėkmėje. Energija dingsta ne todėl, kad jos nebelieka, o todėl, kad mūsų vidiniai kanalai, per kuriuos ji teka, užsiblokuoja. Kai išsenkame fiziškai, pervargstame, neišsimiegame, netinkamai maitinamės, kūnas nebesugeba tinkamai paskirstyti energijos. Kai kenčiame emociškai, laikome nuoskaudas, pyktį, baimę, energija užstringa. Kai prarandame gyvenimo prasmės jausmą, ji tarsi išgaruoja, nors iš tiesų tik pasitraukia į gilumą, laukdama, kol ją vėl atrasime. Kiekviena netiesa, pasakyta savo ar kitiems, kiekvienas priverstinis taip, pasakytas vietoj nuoširdaus ne, išeikvoja mūsų gyvybinę jėgą. Kai gyvename ne savo gyvenimą, energija pamažu nuteka. Norint susigrąžinti energiją, reikia prisiminti, kad ji niekada neišnyksta, ji visada šalia,
tik uždengta triukšmu. Pirmasis žingsnis – sustoti, nurimti, leisti kūnui, protui ir sielai atsikvėpti. Gamta yra pirmasis energijos atstatytojas. Vaikščiojimas mišku, buvimas prie vandens, klausymasis vėgijo – tai ne poilsis, o tikras prisijungimas prie gyvybės šaltinio. Kai einame basomis per žolę, kai leidžiame savo tiesiog būti, mūsų vidinė sistema persijungia į natūralų ritmą, kuris atkuria srautą. Kvėpavimas yra paprasčiausias, bet galingiausias būdas atgauti energiją. Gilus, sąmoningas kvėpavimas ne tik pripildo kūną deguonies, bet ir paleidžia įtampas, kurios blokuoja energijos tekėjimą. Kiekvienas iškvėpimas išvalo, kiekvienas įkvėpimas pripildo. Kai kvėpuojame sekliai, energija stagnuoja, kai giliai, ji teka laisvai. Miegas ir mityba dar du būtini ramsčiai. Kūnas yra tarsi baterija. Jei ją nuolat eksploatuojame be įkrovos, jie išsikrauna. Maistas, kuriame yra gyvybės, švieži vaisiai, daržovės, natūralūs produktai, suteikia ne tik kalorijų, bet ir vibracinės energijos. Negyvas, perdirbtas maistas, priešingai, tik apkrauna sistemą. Emocinė energija atsinaujina, kai paleidžiame senas nuoskaudas ir leidžiame savo jausti. Pyktis, pavydas, neapykanta – tai energijos nuotėkiai, o atleidimas, dėkingumas ir empatija – jos gydymas. Meilė, net jei ji nukreipta tiesiog į save ar į gyvenimą, yra stipriausias energijos šaltinis. Ji maitina ne tik širdį, bet ir visą aurą. Kūryba – dar vienas būdas vėl pajusti tekėjimą. Kai kūrime, mes leidžiame energijai laisvai išreikšti save. Piešimas, rašymas, muzika, sodininkystė, net tvarkymasis namuose gali tapti ritualu, kuris grąžina jėgą. Kūryba yra natūrali žmogaus būsena. Per ją mes prisijungime prie pačios visatos kūrimo proceso. Tyla ir meditacija – tai erdvė, kur energija ilsisi. Kai sustojame, kai nebebėgame nuo savęs, kai leidžiame mintims nusėsti, energija grįžta į savo šaltinį. Net kelios minutės sąmoningos tylos kasdien gali atkurti daugiau jėgų nei ilgos atostogos. Energija atspindi mūsų sąmonės būseną. Kai gyvename pagal širdį, kai darome tai, kas teikia prasmę, energija teka natūraliai. Kai pasiduodame baimei, kaltės jausmui ar abejoniai, ji sustoja. Todėl energiją galima laikyti ne tik kūno degalais, bet ir sielos veidrodžiu. Svarbiausias energijos dėsnis – ji turi tekėti. Kai dalijame savo energiją su kitais, kai padedame, kai nuoširdžiai džiaugiamės, mes neprarandame, o gauname daugiau. Tai paradoksas, kurį patvirtina tiek fizika, tiek gyvenimo patirtis. Kuo daugiau duodi, tuo daugiau turi. Energija nemėgsta būti uždaryta. Jei bandai ją kaupti tik savo, ji sustingsta. Bet kai leidžiame jai cirkuliuoti per žodžius, veiksmus, gerumą, ji sugrįžta sustiprėjusi. Energija niekada neišnyksta, ji tik keičia formą. Ji ateina iš saulės, iš žemės, iš meilės, iš skausmo, iš šviesos ir net iš tamsos. Ji dingsta tik tada, kai pamirštame ją jausti, kai prarandame ryšį su savimi. Bet kai sustojame, įkvepiame, pažvelgiame į dangų ar tiesiog į savo širdį,
Suprantame, kad ji niekur nebuvo dingusi. Ji visą laiką buvo čia, tyliai laukianti, kol ją atpažinsime. Tad energijos paslaptis nėra išorėje, ji mumyse. Kiekviena mintis, emocija, žodis ir judesys yra šios nematomos jėgos išraiška. Kai suvokiame, kad patys esame energijos generatoriai, gyvenimas pasikeičia. Nebereikia jos ieškoti, nes suprantame, jog visada buvome jos šaltinis. Kai tai pajuntame, energija nebetenka nei pradžios, nei pabaigos. Ji tampa tuo, kuo iš tiesų visada buvo, amžinu visatos srautu, tekančiu per mus ir kartu su mumis.